aujančios Lietuvai. Matysime pirmą šokį grupėje. Jis be abejo bus lėtas valsas. Ir kol kas pirmoje vietoje Georgijus Domilė, antroje Marko Kristina, trečioje Edgaras Indrė. Pasigėrėkite suaugusiųjų lėtų valsų. Dėkoju šokėjams. Matėme antrąjį jūsų finalo šokį. Poros pasiliks aikštelėje. Netrukus matysime ekrane vertinimą už lėtą valsą. Ir tuomet jau antra lentelė, bendra lentelė, kaipgi jiems sekėsi po dviejų šokių. Taigi dabar ekrane rezultatai už lėtą valsą. Dabar ir sportininkai, ir žiūrovai išvys lėto valso vertinimus. Taip, Georgijus Domilė laimi šį šokį, Marko Kristina antri, Edgaras ir Indrė treti. Bendra lentelė po dviejų šokių, po tango ir lėto valso. Po dviejų šokių rezultatai atrodo štai taip. Beveik visų balų per pirmosius du šokius Georgijus ir Domilė aplenkė Marko ir Kristiną. Matėme jūsų trečiąjį finalo šokį, trečiąjį varžybų šokį. Paprašysiu porų dabar palikti aikštelę, pasiruoškite solo šokiui, o mes tuo tarpu... Dabar kiekviena pora vėl po vieną grįš į aikštelę ir šoks kvikstepą. Pirmieji bus Aurimas ir Ainė, bet prieš tai vienos valso įvertinimai. Ir čia beveik visų balų per vieną šokį. Georgijus Domilė aplenkė Marko ir Kristiną. Edgaras ir Indrė stabiliai yra trečioje vietoje. Taigi po trijų šokių jau ryškėja šiokie tokie